Gal suvalgome pupą saldainį. O gal po to. Gal dabar to jau perikime prie sekančios mano serijos. PS2 žaidimukus. Tai va štai kokia krūvytė. Čia mano mažoji kolekcija. Bet šitoj mažiausiai kolekcijoje tuoj pasidomėsime. Kiek aš čia turiu tų žaidimukų. Turiu telefone va štai va tokią programėlę. Ir va, taip, žaidimai, pasižiūri. Aišku, va, vieno daugiau, kitų mažiau. Ir kiek aš čia turiu ant šito PS2. Pirmą dalį, kiek praėjau, tai 282 žaidimai, nu aišku. O yra iš jų iš viso 2,5 tūkstančio. O, vietos, čia reiktų vietos. Bet, ką turiu, tavo mažos kolekcijos, pasirodys, aišku, yra draugų pažįstamų, kas turi, ojojojojoj, kiek čia jų visokių, gaila vienas kolekcionierius dingo, pasišalino šito retro kolekcionavimo, ten buvo, jisai ten daug, kad labai ekskliuzyvų daug turėjo, bet dingo, nu nieko, bet yra kas kiti draugai, kas kolekcionuoja ir ten pas jos kolekcijos, o aš rodausi, ką po 4-3 metų, kiek susikaupiau. Tai gal pradėsim pirmą štai va, Devil May Cry ant PS2 žaidimukas. Yra ne viena dalis išleista jo. Taip, pilna viskas. Po to SingStar, kaip sakiau, yra ir o čia Disnėjaus animacijos dainos, karaokė, kaip sakoma, SingStar Disney. Matosi, 101 Dalmatinas, Cinderella, Peter Panas, Lepibong, Tarzano, Džiunglių knyga, Liūto karaliaus, Undinėlės ir žaislų istorijos. Melodijos ir galima dainuoti. Opa, yra. Pasižiūrėjau, tokia lengva man įtarimą sukėlė pačiam. Time Parkas yra ir ant PS1. Statai pramogų parką ir karuselę, kur dirbiniai pinigus, tobulini viską ir toliau judi. Čia štai va, GTA Liberty City Stories. Iš žymiausios GTA serijos. Čia. Taip, trūksta knygutė va viską. Bet trūksta žemėlapėlio bent. Sunku šitų gauti, kaip sakoma, pilnai viską, planai retas dalykas, va tokie. Indiana Jonesas, senasis, o štai koks. Kokie gražus paveikslėliai ant viršelio, pažiūrėti po to, šviesa labai krenta. O, su vaikai, šeima čia, vaikai kažkas stovi. Ai, čia šitas yra pagal filmas padarytas, dabar nesinu pavadinimo. Va, žinote, kas pasakysi, pakomentuosite apie šitą į blogai čia. Nesaldainių fabrikas, o kažkoks va šitas piktas dėdė buvo. Terminatorius. Visiems žinomas filmas, buvo ne viena dalis išleista. Su robotais kovos, aišku, čia yra Kanal Studio, švedų, ten skandinavų, danų norėjau kalbos, bet gal ir bus ir anglų. Ar netestavau, nebandžiau. Iko, vienas iš retesnių žaidimukų. Ten kėdė traška man, kurioje sėdžiu patogiai įsitaisęs. Gran Turismo. Čia daiktas yra man. Dėdė Paulius Sunklepaus yra parvežęs kažkurios dalies visą knygą. Kažkur pas save kanale rodžiau. Kažkadaise dovanų iš Komikono parvežęs man yra Gran Turismo kažkurios dalis visą katalogą, didžiulę storiausią knygą. Tai žaidimas va. Gun. Šaudyti šiek tiek Redationas yra, o čia va štampas dviejų kažkas taip tų kaubojų laikų žaidimukas. Na, po to visiems žinomas
pats geriausias, net War Speed Wanted, kas žaidė yra, sako, viena dalis geriau, kita dalis yra, nu, man šitą labai patiko dalis yra. Bet aš jį žaidžiau ant personalinio kompiuterio, ant konsolės neteko, bet įspūdžiai, oi, superiniai. Timesplitter 2, šaudyklėlė, va šitą man yra padarius įspūdį ant PS1, to kad Racija Drive 3, ant PS1, pirmą dalį. O, ja, tu realistiškai automobilių užima lenktynėse, viskas. Aišku, turiu ant PSP, kaip rodėsi, esu gal matėte. Bet čia super klasika. Avataras, čia pagal animacinis filmas ar serialą, kiek žinau, yra. Tai kokia gražio beach, pliažo, tinkliniais, kokios gražios merginos. Viena gražiai atmušinė kamuolį, kita bando pagauti, atmušti kamaliuką. Čia štai kokios gražuolės. Čia kokia ant viršelio. O, manualas tai baltas. Išpažiūrėjusi Dragon Balsas, Budokai. Irgi plati labai serija. Ne vienas žaidimukas yra išleistas. Įvairių konsolių, naujovien. Soul Calibur 2. Irgi yra serija, nemažai žaidimų. Tai turiu ne vieną kolekcijoje. O truputį ką randu, pasižiūriu, ką katalogą iki pačio pradžioj. Programėlę pasiėmu. Tai čia yra Resident Evil Metal. Limited Edition. Metalinis, stelbukas vadinamas. Viską. Aš tai darau, kai raudona knyga. Koks diskas. Manualas irgi. O, čia spalvotas padarytas manualiukas. Metalas. Kaip kad turgų yra. Papuola tų stelbukų viską, bet jau būna padaužyti, sudaužyti. Nu, šitas irgi toks visai nieko. Aišku, matosi žymių dažų nusibraukimų, bet kolekcijoje yra super. Homeris bėga, Hytron, Simpsonai. Labai mėgstamas žaidimukas visų. Tai aš juos atitaikyti namai. Irgi ne viena dalis yra. Tai čia visą labai. O, čia super įsivarau. God of War 2. Štai kokia įdomi knygutė. Kalbos suomių, danų, švedų, skandinavų, čia nesvarbu, nesigilinu. God of War 2, tokį pasidaro. Neatsidaro, o reikia va štai taip ištraukti. Ir dabar va štai žiūrėkite. Opa, diskas pabėgo. Iškrito diskas. Stačiau vietą. Tau, kad gražuoliai diskai. Čia dar yra įdėta manualas. Spalvotas, gražus. Kažkas man ten techniniai nesklandumai. Viskas sutvarkyta. Aš taip. Įdomi kokia dėžutė yra. Special Edition versija. Raudonoji dėžutė Gran Turismo 3 Aspets. Nu tai aišku, ten to 3 viskas. Nu bet ten kokia Aspets. Tai kažkas dadėta. Kokias mašinėlės ar kažkas, vis ant to diskas labai gražiai padarytas. Zapildyta, kaip minėjau, Hario Poterio. Nemėgstu, bet žaidimus paimu į kolekciją. Va, štai Toka Rise Driver. Nežinau, čia pagal pirmą darytą neteko išbandyti. Reiktų, kako išsikurti savo tą antruką. Lipdukas likęs užsienietiškas, tipo, kiek suprantu, čia skandinaviškas, oksarinais. Pirk 3, bet mokėk už 2.
tokias versijos, o dar lipdukai likę geltoni. Ten tų. Visą kosinčių taip. Cirguliuoja žmona. Motociklais lenktynėlės. Tourist Trophy. Dance Factor. Tai čia yra ant reikalingas kilimėlis. Tai rodžio pirmoji daly tokį dalyką. Kad yra kilimėlis ir ant jo galima šokti. Flatautas, taip pat mašinų daužyklės, daužytis ten viską. Irgi labai plati serija. Atrodo, ant PS1, kai nebuvo lyg taip flatautų. Na, man atsimenu, žinau, kad aš jau žaidęs esu ant personalinio kompiuterio. Jau čia, Harris Poteris. Sekanti dalis serija. Need for Speed Underground, pirma dalis. Va šitą tai visi labai gerai atsimenate. Ir va štai Underground 2. Pačias geriausias, kai tik pasirodė ant personalinio kompiuterio. Aš va šitą, kiek kankinau. Tuningavau, mačiau automobilius, viską. Net tuščia buvo. Super duper laikai. Taip, San Andreasas. Irgi visam gerai žinomas žaidimukas, kiek visi žaidė, kankinė visi. Aš taip pastrygęs ant traukinio. Kiek atsimenu buvau. Perkeliau tik kitą miestą. Taip ir padėjau į kitą vietą. Nedabaigiau. Just Cause yra. Nu, sunkuoju, čia tai pati pirma serija, man patiko, žaidžiau. Na, aišku, kiek ant PS2, tai labai tokia, kiek pagal palyginus ketvirtą, kilintą dalis yra ant PS4 žaidęs. Labai primityvi. Bet labai įdomu, lankau. Aš jį bandžiau ant personalinio, buvau pradėjęs žaisti. Paskui googlinau, pasižiūrėjau, yra ant PS2 pirma dalis, tai va pavyko sumedžioti. Gran Turismo, prologai, 4, bet jų daug yra dalių išleista. Ne viena, ne dvi, visokiausių papildymais. Matrica, va, tai net atlikė seniai lipdukai, va, kainavusi Sekse. Man čia yra Sekso lipdukas. Lenkijoje yra parduotuvės, Anglijoje, kažkadais Anglijoje, kai lankiausi, pirkau tenais. Čia Webicom, va, Seks, matosi ir kaina. Svaras 50, ne tai kaip pas mus čia užlupinėja kainas visi. Dynasty Warrior taip pat didelė serija. Masinės kovos, masiniai mūšiai su daug po šimtais žaidėjų, ten tų kako kovotojų. Irgi renku, dar daug trūksta. Persijos princas, dabar pati naujausia su PS4 pradėjo žaisti, bet ten truputį pastrigau. Dariau streamukų, jūs matėte, žiūrėjote. Tai vas atleidau dabar BioShocką. Dabaiginėjau, bet gaila, neleidžia jo streaminti. Destroy Human, tai va čia esi už ateivis ir va naikini viską būdamas ateiviu. O čia va Artūras, va, pagal mano vardą, kaip yra filmas Artūras ir Minimukai, Artūras ir Minimukai. Tai va čia pagal mano vardą. O visiems žymus Dakaras, lenktynės, važiuoja į Afriką, ten visur lenktyniauja, o štai va net žaidimas yra. O, vieną pusę, ne, reikia pradėti net į šitą pusę. UFC, štai žaidimukas, kovos, imtynės, kita kova ir visokių boksas. For Speed Carbondas, bet va, matosi va danų vėliavėlė, tai čia gali būti danų kalba. Ne, yra danų anglų, tai čia tada, kad ta vėliava, tai čia yra nesvarbu, bet Danijos rinkai išleistas, bet svarbiausia anglų kalba yra. Tai šitas man super. Tai va, gatvės krepšinis, trečiasia dalis išleista. Evil Twin, čia kažkur berniukas keliauja, nežinau, nebandžiau, bet kažkas su siaubo elementais gal kažkas surišta. Taip, Šarlotės, va šitas paršiukas, filmas yra sukurtas apie šitą paršiuką. Matė ne vienas, žinot, iš vaikykas jaunystės, vaikystės. Ir va štai pagal žaidimukas. Taip, Gran Turismo, va vėl, va, Concept. Tokijo, Ženeva, lenktynės 2002 metų.
Irgi va skandinavų kalbos, va tai aišku, įdomus. Nebrangiai, pavyko, bet tai kolekcija. Gali bus ir anglų. O va, šitą žinutę Valia pagal animacinį filmuką tą šiukšlių surinkėją. Net pagal jį taip ir žaidimą išleido, gražus geltonas diskelis. Toliau operacija, pergalė atgal, išvertus, aš žinau, kaip aš minėjęs, anglų kalba nelabai. Tai matosi kovos, šaudyklės, čia malūnsparniais nukrytęs kažkas sprogsta. Bot Rainas, aš jį žaidęs ant personalinio jaunystėje. Už vampyrėsi, eini, kovoji, naikini priešus. Čia štai rock'n'rollas. Kažkoks vos ne kai dabar Roblox, ten tų visų kubikų žaidimų temos. Čia kokie broliai mafioznikai eina keliauja, o iššaudyti, pagal vaizdą kaip ir GTA beveik kažkas turėtų būti tenais. Nu, įdomas. Taip, sumažėjo viskas, kurvata viską. Gerai, Lensonas kepaliukai, mes Adidas kepaliukai ir firminiais. O čia Unlimited Saga. Nėra labai toks įdomus žaidimas. Teko domėtis, bet tas vatas įmautė visą, man patinka. Tokia gražiau kaip knygutė. Įsitraukia. Štai kaip to Gutovaro įsilanksto viskas gražiai va. Pažaidimus. O čia va Final Fantasy X2 kieko. Prologas va įdėtas į komplektą priklausantį žaidimukas su knygutė va. Tai neįdomu, padaryta toks dalykėlis. O kaip piešinukai. Įdomus padarimas. Kalbas prancūzų, ispanų, olandų, skandinavų, anglų ir taip toliau. Wipeoutas, taip pat irgi daug kosminiais lėktuvais, tas skraidymas viską. Yra ne viena serija išleista, NPS1 ir su kitų, Burnoutas, trečias, Burnoutas, antras, taip pat mašinom lenktynės daužymaisi. Antras pasaulinis karas, barot. Kaip čia iš Call of Duty kažkas tema, Medal of Honor, Call of Duty, tos temos kažkas va tokio yra padaryta. Smagus žaidimukas, žaidęs ne vieną dalį. Kessen 2, tai irgi čia kokia kontra dalis. Lygiai kaip masinės kovos, priešais. Anų laikų, ten tų visų senovinių. Taip, Sega Superstars. Segos rinkinukas, va Segos Soniko žaidimukai. Čia yra ir Sonikas, va kaip matosi, net nebandęs nei vieno. Bet traukdamas visą šitą, kaip sakiau, nuėjau ant Segos, kaip pradžių video, Road Rush'ą 3. Rasti pažaisti, kad kol savo kolekciją, nežinau, kad ką radau namuose. Pas neatsimenu ką yra, bet kokie va gražioj dėžutė. Taip, taip. Maža dėžutė. Taip, čia yra padėlkėlė. Anų laikų. Man rodo, aš pats dar dariau šitą viršelį, o viršų viduj. O štai pati disketė. Už Sega. Varžtukų nėra. Taip, nu, čia plasmės tokie. Va, štai kaip pagal anus laikus, va. Net numeris Sega A12. 12 disketė, Road Rush 3. Galim pažiūrėti, kas viduj. O viduj? Juodotaškis. Tai man, kakos Segos dar vieną netyčia, darydamas PS2 žaidimų kolekcijos apžvalgą. Ištraukiu, žiūriu, Segutė, kas guli šalia. Jeigu dar neatsibodo, PS2 žaidimukai, einu dar paieškoti jų. Bet iš 2 dalys netilpsiu, teks ir 3 dar sukti. Lenktynės Ridge Racer 5.
Irgi yra ne viena dalis išleista. Reikia žiūrėti katalogą, aš vis daugiau kažką dalių turiu, o gal ir tik tai vieną. O to štai va seka Dunstage Megamix. Tai taip, matos kilimėlis. Reikalingas šitam žaidimui kilimėlis, čia vakarėliams labai smagus viską. Daug dainų ir, kaip sakoma, pajungi PS2 tą kilimėlį, o ten jungtis yra ar prie pultelio to laido, reikia koreguoja ir šokinėjai. Na, čia tai aišku visai neįdomus, kaip ir man neįdomus yra FIFO's menedžerį 2004 metų. Ne dėl kolekcijos. O, filmas Žiedų valdovas. Va viena dalis, bet koks gražus viešelis padarytas. Pagal filmų. O štai kovos ten truputį matosi, jeigu jį pamatot. Manualas su disku tokios pačios spalvos. Taip, daktaras Dolitlis. Yra ne viena serija išleista su juo. Nu, kaip sakau, daug ko nepražaidžiu, nežinau, kai būsiu pensijoje, tada gal pražaisiu, jeigu sulauksiu dar aš jos. Aš nelabai tikiu. Drina žiūrėjau klasį. O kam paliksi kur tą kolekciją, kai tu išeisi pas Abraomą? Nu ką, vaikam liks, o vaikai norės pratęs, nenorės parsiduos, turės pinigų, kad tėvas kolekcionavo pririnko. Štai šitas Thunderbirds. Gary Andersono produkcija, tai man atrodo, parašyta ir Kosminių laivų netliktai filmas buvo kažkas padarytas anų laikų. Gerai, dabar nesimenu. O pagal šitą Zatūrą, tai taip, tikrai buvo yra filmas, ne vieną kartą rodomas. Fantastinis, ten kaip laiktai. Tam name ten skrenda berniukas, ten su kosmonautu. Ten kažkas tokio, tik atsimenu. Tai Resident Evilas. Siaubiakas, o geras. Ai, man, bet dar nebandžiau gal. Neišbandysi visko, nesužaisi, kiek čia kolekcijų yra. Sako, kam tas yra? Nu, tas yra, kad nostalgija, kad daug ko neturėsi, nepražaisi, bet va, fizinės versijos niekad neprapuls. Taip, va, Tomas ir Džeris pagal kultinį animacinį serialą, filmukai. O, to man čia. Čia štai o mafijos, kas čia va, kovos, matosi visokie pasispardymai, pasišaudymai. Va, štai dar vienas žaidimas. Na, ten 5-8. Dynasty Tactics, o iš Dynasty Tovarijos serijos. Antra dalis. Jau ne viena dalis yra. O va šitas, va, Dragon Slayer 3D specialiai edition. Va, štai va, naudoju šitą akumuliatorių, pradėsiu gilėt kamerą, gal pasibėsite viską. Tai va, šitas mėlynasis namuose labai pradėjo kaisti. Pradėjau junginėti. Šalčio bijo. Nu, aišku, va šitas va, baltasis. O progalai labai yra išsėdęs, tai reikia krauti, nu šitas irgi va kaip užkaito, šitas nusėdęs yra, tai va geriau šitos naudoti. Jeigu šitos šalčio bijo, karščio bijo ir atjungia kamerą. Nu šitą geriau, dabar naudoju kinietišką, gal nepradės durniuoti. Čia va, kai sakoma, rodėjau tada. Jis bando nufilmuoti ir tai užkaito kamerą, tai akumuliatorius nusėdęs, tai įsidėjau tą baltąjį. Nes aišku, per savaitę nefilmuoji, užsimiršta, viskas guli padėta, nepakrauni akumuliatorių. Neškaisi, kai neškaisi savo šitas žaidimukas, tai tokiam nešvantybėm yra ir kalbos, ir vaizdai, kiek domėjausi. Manualas, aišku, galva, kokia mergiotė, va, žiūriu, ai, kokia žaidimas, kas. Ir leksika. Tai baltas manualas. Čia toks įdomus žaidimukas, kažkaip tokio nešvankybėm. Alone in the Dark, va žaidimukas. Siaubo, kas susinuot. Transformeriai.
pagal visą filmą, serialą. Čia iš pradžių kelako tų pirmų. Sakoma, robotai pasiverčia į transporto priemonės, lėktuvą, automobilį ir kako su žmonėm bendrauti. Siaubo žaidimukas. Taip, antros dalies neturiu, antra dalis. Flipikas. Žaidimukas, tai čia kame tie arkadininkai, kokie aparatai, kur ten mušinė kamuoliuką reikia. Rinkti taškus, tai čia ne vienas yra žaidimas. Taip, SingStarai. Nu, taip viskas, po to eina Rocky, o aš sporto boksas visą žaidimą turiu. Yra GameCube šitą žaidimuką, yra super žaidimukas, kako praeitas, gal tai rodžia, esu kažkur daly. Tai dar vienas SingStarai. Taip, dainos kaip visada. Na, kaip su kamera, kadangi skilo nesklandumų. Čia bandžiau perkaito akumuliatoriai ar įsėdė, kad reikia pakrauti. Tai va štai va Panzer Action žaidimukas, vienas tankų mūžys, dabar yra naujoviškų. O čia yra vienas iš senųjų tankų mūšių. Nervuoti akumuliatoriai, kad nepakrauti pradėjo sėsti, savaitę nefilmuoji. Ant galo pasikrauni, tai tada jie veikia. O čia yra Shadow of Colossus. Taip, yra ant ketvirto. Visko čia yra. Štai kokia knygutė gražiai vadama. Telefoną jau ne taip jau kaip su kamera filmuoti. Koks žaisliukas atsidaro taip. Ir diskas, manualas. Spalvotas ir taip jame dar va atvirukų. Koks gražus atvirukas vienas. Koks va tamsus, baisus atvirukas. O štai kokio monstro atvirukas yra. Oi, oi, oi. Taip, šitas iš šono. O, visiems žinomas futboliokas FIFA. Kainavęs kažkada, žiūrėkite, kiek? 28 svarus net. 2005 metais. Čia labai kažkas Bratsai, Diamond, žymioji Driver, kolekcijos serija visa, ant PS1 pirmą žaidęs, pirmos apie nedabaigęs, tai labai sunkus tas visas pirmas išvažiavimas, kad ten išvažiuojant reikia ten daug kam nervų sugadino tais laikais. Ir misijos paskutinės misijos neįvykčiau. Antrą paskui bandžiau ir tai dabar neatsimenu, nes daug metų praėjo. Ir štai va paskutinis šioje serijoje Devil May Cry 3 Dantes žaidimukas. Tai va štai va tokia mano antra dalis. Štai šitos PS2 konsolės kolekcijos. Ir ką, susitiksime apie PS2 mano kolekcijos, ką turiu žaidimų, ir dar konsolį žinokit turiu, dar neparodžiau visko. Trečioj serijoje, arba ką vadinama, trečioj daly.